Reda pradėti. Tada labas vakaras visiems susirinkusiems. tą gražų vakarą pas mumis svečiuose yra Reda. Labas vakaras. Labas Reda. Reda šiandieną mums papasakos daug įdomių dalykų, daug ko sužinosim ir gerai praleisim vakarą. Pasidarykit kavos arbatos, patogiai įsitaisykit. Reda turi mums ir dovanų. Tai visiems, katrie dalyvaus ir katrie žiūrės įrašą, ji dovanoj po konsultaciją, katra jums nieko nekainuos, o aš iš savo pusės irgi padovanosiu 3 žmonėms, gal netgi 4, tai nemokamą mobilumo testą šį savaitgalį, tai nuorodas aš įkelsiu į Redos nemokamą konsultaciją, įkelsiu dabar į čatą ir galėsit tenais registruotis ir paskiau įkelsiu dar kitur, kur rasit visur, kur galėsit paspausti. Tai perleidžiu žodį mūsų svečiui Redai. Prašom, Reda, tada. Ačiū. Labas vakaras visiems, kurie prisijungėt, kad skiriat savo laiką. Na, tikiuosi, bus įdomu ir rasiu, kuo užkabinti jūsų bent vieną mažą širdies kartelę. Taigi, norėčiau su jumis pakalbėti apie neribotas žmogaus galimybės ir kai jas atveriam, tai tada ir įvyksta proveržis į gausą. Tai iš tikrųjų tikrai kviečiu jūs patirti, kaip jaučiasi žmonės, atsikratę įvairiausių baimių, žinantis, ko nori iš gyvenimo ir gyvenantis gausoje. Pirmiausia, dar norėčiau pakalbėti apie žmogų. Man tai yra labai svarbu, kadangi vėliau suprasit, kodėl. Ir apie žmogų jūs esat girdėję įvairiausių jo apibūdinimų, kad jis ten turi 7 ar 8 kūnus, astralinis, mentalinis, eterinis, fizinis ir taip toliau. Aš ne apie tai kalbėsiu, kad žmogus ten turi įvairias čakras, kad galbūt jisai nėra evoliucijos rezultatas, ne apie tai. Man yra svarbu pabrėžti kelis momentus, kad žmogus turi tikrai fizinį kūną, kuris mums yra svarbus, kad žmogus turi protą, kuris tikrai padeda mums judėti ir eiti per gyvenimą. Ir dar vienas labai yra svarbus dalykas, kurį aš pavadinau širdim, bet ne fizinė širdim, kuri varinėja kraują mūsų organizme, bet tiesiog iš jausminės pusės tai yra širdis, mūsų jausmai ir mūsų emocijos, be kurių mes taip pat, kaip bebūtų, bet negalim gyventi. Ir čia noriu parodyti žmogų, kuris nėra harmonija pats su savimi. Tai yra, jeigu sergantis žmogaus kūnas, ar toks žmogus tikrai tuo metu galvoja apie tai, kaip jam kažką nuveikti kažko kito darbe, pasiekti karjeros, užsiimti kitą veiklą, ar jis galvoja, kaip čia išlikti darniuose santykiuose šeimoje, kaip čia būti švelniam vaikams, kai iš tikrųjų jie kamuoja didelį fizinį skausmai. Tai kai mūsų fizinis kūnas mums nėra draugas, tuomet ir protas, ir širdis yra taip pat sumaišty. Lygiai taip pat, kaip mūsų protas yra pilnas įvairiausių baimių iš praeities, tai yra baimė, ką kaimynai pagalvos, ką čia artimieji pagalvos, jeigu aš kažką darysiu kitaip, jeigu aš dabar mesiu mokslus ir pradėsiu studijuoti kažką kitą. Ir taip toliau. Tai yra, mūsų protas iš tiesų analizuoja, kaupia žinias, ar jis moka pritaikytis, ar nemoka, ar jis mums trukdo, ar padeda kūnui sveikti, ar padeda kūnui judėti. Vėlgi tai yra labai svarbus mums dalykas, kad protas ir fizinis kūnas būtų harmonija viens su kitu ir padėtų viens kitam, taip ir širdis. Ar mes tikrai esame geroje būsenoje, ar mes jaučiame gerus jausmus, emocijas, ar mes darome tai, ką norim,
nes norai dažniausiai susiję su gera savijauta, su gera emocinė būsena. Ar visgi protas mums ištisai diktuoja daryk tą, nes taip įprasta, taip visi daro, ką tu čia dabar darysi, ką nori. Širdis lyg ir nori išjausti kažką kitą, nori užsiimti kažko kito, o protas tiesiog mums neleidžia užsiimti norimą veiklą. Tai noriu pabrėžti, kad 3 labai svarbus momentai - širdis, protas ir fizinis kūnas turi būti harmonija, kad žmogus būtų laimingas. Ir harmoningi žmonės paprastai yra sveiki, laimingi, sėkmingi, gyvenantis pilnatvėje ir gausoje. Ir šiandien dieną tikrai, ką noriu pabrėžti, kad apie sveiką kūną, apie mitybą, tai, ką į tą kūną mes dedame, kad jis būtų sveikas, kokius papildus vartojam ar kokį maistą valgome, taip pat apie judėjimą, teisingą ir rezultatus duodantį sportą, aš tikrai nekalbėsiu apie šitą sritį, tikrai tą išmano Irmantas, kuris jūs esate čia visus sukvietęs, tai tikrai tai aptarkite su Irmantu. Aš norėčiau skirti dėmesį ir norėčiau šiandien kalbėti tai apie protą ir apie mūsų širdį. Tai yra apie tai, ką mes norime daryti ir kaip mums protas gali padėti, kaip mūsų įgytos žinios, kompetencijos, patirtis ir tuo pačiu įgytos baimės, įsitikinimai, kitų primestos nuomonės mums gali arba trukdyti, arba padėti judėti į priekį. Tai noriu tikrai labai pabrėžti, kad harmoningas žmogus gali atverti neribotas savo galimybės. Ir tikrai nuveikti labai daug dalykų ir įgyti daug gausos ar turtų. Ir dabar tikrai noriu pakalbėti trumpai apie turtą ir gausą, kadangi mes visi skirtingai suprantame šias 7 gyvenimo sritis, jos išskiriamos 7 pagrindinės, neabejoju, galima rasti ir daugiau, bet aš kalbėsiu tik apie šitas 7. Tai yra vieniems turtas ir gausa dvasinėje srityje yra labai svarbu ir jie siekia čia tobulinti save ir kaupti kuo daugiau ar žinių, ar pasiekimų. Tai pavyzdžiui, dalis žmonių važiuoja ten į Tibetą, į vienuolynus, ten kelis metus praleidžia, kiti į Indijos ašramus ir save tobulina dvasiškai, tada galbūt grįžta į Lietuvą ir čia tą dvasinę veiklą tęsia, mes žinom, vienuolius, mes žinom kunigus, jų misijas gyvenimuose. Tai yra dvasinė gyvenimo sritis, kurioje dalis žmonių čia kaupia savo turtą. Yra intelektinė, tai yra galbūt kažkas siekia mokslinio laipsnio, pasiekimų moksluose. Kita yra gyvenimo sritis, kuriuose žmonės kaupia turtą, tai yra pasiekimai karjeroje, aukštos pozicijos, ar ten verslai sukurti, jie išplėsti. Tai yra gausa ir turtas šitoje gyvenimo srityje. Dar vieni žmonės kalba, daug dėmesio skiria apie finansinę gyvenimo sritį ir kaupia turtą. Jiems svarbu pinigai, jiems svarbu išgyventas turtas, sukauptas turtas, galbūt yra kažkokie kolekcijos meno darbinių ir taip toliau. Tai yra daliai žmonių svarbi šita gyvenimo sritis. Daliai žmonių svarbi yra šeimos sritis. Tai yra noras sukurti šeimą, galbūt kitiems yra pagrindas ar demos sritis, tai yra fizinės. Sveikatos įskiria čia, galbūt sportininkai ieško. Siekia pasiekti, žmonės nori būti sveiki. Be abejonės mus visus paliečia visus šitos sritys. Ir vieniems svarbiau viena, kitiems mažiau ta pati. Ir jos egzistuoja visos pas mus. Labai svarbu, kad tas gausos auginimas, bet kurioje iš tų sričių, būtų nei per lėtas, nei per greitas ir tuo pačiu labai malonus. Tai to tikrai visiems ir linkiu. Ir toliau noriu tiesiog pasakyti,
į ką aš orientuodamas rengiau visą šitą pristatymą. Tai yra, jei tu, kuris dabar susiduri su vienai žemiau paminėtų problemų, tai yra nejauti gyvenimo džiaugsmo, įkvėpimo, ar nežinai, ko nori iš gyvenimo, ar tau trūksta pinigų, ar pasitikėjimo savimi, meilės, pagarbos, dėkingumo iš tavo aplinkos. Ar jauti, kad vidinės baimės stabdo priimti sprendimus, kurie įgalintų tavo finansinę gerovę? Ar jauti, kad tave užvaldęs pyktis, susierzinimas, nuoskaudos, kaltė ar gėda? O gal neapykanta, pavydas, priklausomybės tau trukdo? O gal jauti, kad ir kiek pastangų dėtum, nėra balanso finansuose, nei savyje, nei partnerystėje, nei veikloje ar dar kažkur? O gal jauti, kad gali pasiekti, nuveikti, turėti daugiau, bet nerandi greičiausio ir efektyviausio kelio į norimą rezultatą? Jei bent vienas iš šitų paminėtų punktų yra tau aktualus, tikrai kviečiu stebėti toliau šį seminarą kartu su manimi, kuriame tikrai nersime į šias problemas ir kartu ieškosime sprendimų. Aptarsime efektyvius metodus, kuriuos vėliau pats savarankiškai galėsit pritaikyti savo gyvenime ir patys spręstis iškilusias problemas. Kelio nueina einantis žmogus. Man iš tikrųjų labai patinka šita frazė ir kad ta mūsų kelionė per gyvenimą mus džiugintų ir nebūtų pilna streso ar įtampos, ar sunkiai įgyvendinamų iššūkių, visą tai priklauso nuo mūsų pasirinkimo. Norime mes ar nenorime gyventi geriau ir lengviau. Taigi, žmogus žinantis savo aukščiausias vertybės, viziją, išsilaisvęs iš emocinių pančių, yra emociškai subalansuotas, yra be abejonės geresnės sveikatos, nes moka susitvarkyti su stresu, yra lengviau ir greičiau priimantis sprendimus, jis aiškiai žino, ko nori iš gyvenimo. Tokio žmogaus aukšta savivertė. Jo gyvenime egzistuoja aukštesnio lygio partneriai. Intuicija veikia geriau, daugiau nuveikia ir dažniausiai daro tai, kas jam patinka ir kas jį įkvepia. Ir ką? Jeigu nori kažką pakeisti, tiesiog reikia žengti pirmąjį žingsnį. Nieko daugiau. Pirmas žingsnis. Taigi, per ateinančias 40 minučių aptarsime, kodėl svarbu žinoti savo gyvenimo kryptį, tai yra aukščiausias savo vertybės. Kodėl svarbu žinoti viziją, kas trukdo veikti, kaip subalansuotai didinti turtą ir nuo ko tai pradėti. Šiek tiek apie mane. Esu 2 suaugusių vaikų mama. Kažkada turėjau savo nuosavą verslą ir dėja praradau, bet tačiau įgijau labai didelę pamoką ir patirtį. Taip pat daugiau kaip 20 metų dirbu vadovaujančiose pozicijose didžiausiose Lietuvos verslo kompanijose. Ir nejaučiau pasitenkinimo tuo, ką tuomet dariau. Atrodo, pradedi viskas tvarkoj, viskas faina, viskas lyg ir lostosi gerai, bet ilgainiui iš tikrųjų jaučiu, kad kažkas ne taip, kažką ne to noriu. Tikrai ieškojau savęs ilgai, kas aš esu, ką noriu veikti, kuo noriu būti. Ir tai tęsiasi iš tikrųjų dar nuo paskutinių mokyklos metų, kai pradėjau mąstyti, tai kuo aš noriu užsiimti. Ir iš tikrųjų net ir įstojau į ne ten, kur, net nežinau, kur stoti, įstojau, bet kur, atsimenu. Pasimokau 2 metus ir iš tikrųjų teko keisti, įstojau tada vėl į kitą fakultetą, perėjau, praradau metus, tuo metu tai man buvo didžiulis praradimas, kaip čia prarasti tuos metus. Taigi ta paieška mano gyvenime jau prasidėjo nuo studijų ir tas tikrasis savęs atradimas prasidėjo ilgai ir seniai, prieš daug metų. Taigi, šiandien dienai galiu pasakyti, kad pagaliau atradau tai, ką noriu daryti, ir tikrąją savo gyvenimo kryptį, kurią
tikrai matau save po 10, po 20 metų, kur aš ketinu būti, eidama šituo keliu. Ir visą tai dėl to, kad aš pakeičiu mąstymą į daugelį dalykų. Mąstymas yra viso ko pradžia. Tai yra požiūrio pakeitimas į tam tikrus įvykius ir situacijas. Ir kaip žinia, kiekvienas žmogus turi pliusų ir minusų. Ir tikrai didžiausias yra atradimas, kai tu sugebi pamatyti to žmogaus ir gerasias pusės, ir blogasias, ir nenuvertinti to žmogaus. Ir taip pačiai kiekviena situacija turi ir blogą, ir gerą pusę. Ir teikianti pamokas, ir teikianti kažkokias žinias, ir kažkokias kitas patirtis. Iš tikrųjų, gebėti pamatyti tiek įvykių, tiek žmonių įvairias pusės padeda gyventi lengviau. Taigi, pastarosius metus tikrai daug laiko skirianti gilinimuisi, kaip mąstymas ir minčių fokusas į konkrečius dalykus keičia žmonių gyvenimus. Tikrai jau ir patirties daug įgijau, kaip žmogaus gyvenimo krypties atradimas, vizijos pamatymas ar vidinio potencialo išlaisvinimas padeda gerinti santykius tiek poroje ar ten darbe. Taip pat ir apie daug dėmesio skiriu ir apie tai, kaip gausinti turtą tiek visose gyvenimo srityse, tiek finansinėje, tiek visose išvardintose, manau, aukščiau 7 kitose. Tai yra šeimos, socialinėje, dvasinėje, intelektinėje, profesinėje, karjeros, šeimos, fizinėje sveikatos. Ir nereaguoti taip stipriai į užklupusias kažkokias neigiamas situacijas, man nepalankės, ir nebanguoti, nesidžiaugti labai stipriai, kad paskui nekristi labai žemai ir nestresuoti. Ir tas, iš tikrųjų, tas išmokimas matyti pasaulį kitaip, man padėjo sumažinti stresą, kas be ko, ir daugiau džiaugtis kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną, kiekvieną rytą ir taip toliau. Tai tikrai raginu jūs atkreipti dėmesį ir tai, ką daryti. Pastaruosius pusę metų turėjau daugiau kaip 70 konsultacijų su klientais ir tik 2 žmonės, su kuriais man nepavyko gauti rezultatus ir didelė galvos trauma, kuri tikrai jai nepadėjo susikaupti ir labai jausdavau, kad man nepavyko jai padėti. Ir dar vienas vaikinas, 28 metų, kuris iš tikrųjų nenorėjo dirbti. Tiesiog nori, kad už jį padarytų štai. O čia yra toks dalykas, kad jeigu tu nori, tada aš irgi galiu tau padėti. Aš tada visų 100% atsiduodu tau ir mes tada siekiam bendrai rezultatų. Jeigu žmogus nenori, aš nieko negaliu padaryti, padėti. Taigi, čia po kiekvieno mūsų susitikimo išeidavo su šypsena. Tai tikrai man tai didelis gyvenimo kokybė. Ir štai viena iš mano kolegių, tarp kitko, tai yra mano kolegė Greta, kuri parašė apie man padėką, kaip ir rašo, buvo viena iš stipriausių patirčių dirbant su savimi. Redas dėka nulaužė begalinio potencialo kodą, kuris buvo subtilus, bet lengvas, kol tuo tarpu įsivaizdavau, kad neįveikiamas. Buvo jautru. Pajaučiau visatos artumą, gražiai sudėliotą Dievo tvarką
iki atviros širdies momento, ne vieną ašarą išspaudžiau. Ačiū, Reda, kad padėjai man atrasti svarbius aspektus savo gyvenime, kurie buvo paslėpti arba nepastebėti. Gavau įkvėpimą siekti aukščiau ir nuolat išbandyti savo ribas. Dėkoju širdies įžvalgas, kurios buvo nemažiau svarbios, tu tikrai esi master. Tai ačiū tau, Greta, kad taip nuoširdžiai atsiliepiai. Na ir ką, eime į tuos svarbius dalykus, dėl kurių praktiškai čia ir esu su jumis ir noriu jums pasakyti. Noriu pristatyti jums 3 žingsnius, kas tikrai gali atverti neribotą žmogaus galimybės ir tą proveržį į gausą ten, kur jums šiuo metu yra aktualu. Tai pirmas žingsnis yra nusistatyti savo gyvenimo kryptį, antras įsivardinti savo viziją ir trečias palengvinti savo emocinę naštą, kad taptumėm geresnę savo versiją ir galėtumėm pradėti veikti. Nes jei mes nuolat gyvename baimę ir nepasitenkinime, bent vienoje iš minėtų 7 gyvenimo sričių, bijome kažką prarasti, bijome kažką įgauti, pavyzdžiui, susirgti ar ten įgauti kitą vadovą, kuris gali būti nekoks, ar nežinome, kur eiti, nežinome, kuo norim užsiimti, neturime matymo, kur mes norim būti ir ką veikti po 10 ar 15 metų, ką turėti, tai akivaizdu, kad tikriausiai kažkas už mus tą daro, mes galim kažkieno primestomis vertybėmis, mes tikriausiai mus kažkas kontroliuoja nuolat, arba net ir nurodinėja, ką mums daryti. Manau, kad mes visi esam suaugę žmonės, norim gyventi savarankiškai. Tai galbūt tai yra pats laikas pereiti iš tos nepasitenkinimo būsenos, iš tų baimių ir visgi pradėti gyventi tą gyvenimą, kurį mūsų širdis nori. Kad čia vėl paliečiu tą širdį. Širdis tai, ką mes norime daryti. Taigi, pirmas žingsnis, kaip ir minėjau, yra nusistatyti savo gyvenimo kryptį. Gyvenimo kryptis kas tai? Tai yra mūsų aukščiausios vertybės. Klausimas jums pamąstymų, ar tikrai žinot savo aukščiausias vertybės? Tai yra, ar žinai, kur esi šiandien, ar kažkada susimąstai, kur esi šiandien? Kas tau yra labai svarbu? Taip svarbu, kad darytum, meti viską, kas nesvarbu ir darai būtent tai. Bet tai yra tikriausiai viena iš aukščiausių vertybių. Kas labiausiai tave pripildo? Kad matyt tai, ką veiki malonaus ir tiesiog jauti didžiulį pasitenkinimą. Tai va čia tas ir yra, kas tai labiausiai pripildo, kas įkvėpia veikti. Kur atsiskleidžia tavo potencialas? Kur esi labiausiai organizuotas? Ką darai be raginimo ar su didžiausiu noru? Kur eikvoji savo gyvenimo energiją ir laiką? Ką ir kada ir kaip dažnai darai, nes reikia ir privalau, o gal yra visgi veiklų, kurias darai, nes nori. Tai iš tikrųjų, ką noriu dar pasakyti apie vertybės, jos kiekvienam žmogui yra unikalios. Kaip ir minėjau, mano pavyzdžiui, viena iš aukščiausių vertybių tai yra padėti žmonėms gerinti jų gyvenimo kokybę. Kitų žmonių galbūt yra, kurie turi mažus vaikučius, galbūt yra vertybė darnus santykiai ir sveikai vaikučiai, ir jų lavinimas, auginimas. Mes kiekvienas esame labai unikalūs. Ir nėrasit nei vieno pasaulyje žmogaus, tarp 8 milijardų, kuris turėtų visiškai vienodas vertybės. Tai iš tikrųjų šitoj vietoj labai svarbu žinoti. Nes tai yra mūsų pradžia, tai yra nuo ko, tai yra, mes esame visada efektyvūs darydami tai, kas mums svarbiausia. O tas, kas svarbiausia, tai yra mūsų vertybės. Tai tikrai labai linkiu visiems jums, jeigu dar nežinote ar nesusimąstėte, nusistatyti tas vertybės. Dar viena mano klientė, su kuria turėjau ne vieną sesiją, o kelias, ir būtent ji irgi pradėjom nuo vertybių, kaip ir su Greta, taip ir su visais klientais praktiškai rekomenduoju
nusistatyti savo vertybės, nes tai yra kryptis, kur aš noriu eiti, ką aš noriu daryti, ką noriu keisti savyje ar savo gyvenime. Tai Daiva rašo, kad yra dėkinga už pažintį su savimi bendraudama mūsų sesijų metu. Su Reda turėjau 2 sesijas. Pirmąją sesiją dirbome su mano vertybėm, buvo naudinga ir įdomu pamatyti savo gyvenimo kryptį šiuo gyvenimo etapu. Manau, kad dar sugrįšime vėl prie jų, nes gyvenimas nestovi vietoje. Per kitą ieškojame pliusų mano tėčio elgesyje, nepriimant dukros, tai yra manęs, tokios, kokia esu. Kaip sekėsi? Puikiai. Proceso eigoje paaiškėjo, kad būtent toks tėčio elgesys leido man užaugti stiprią asmenybę, gebančią veikti net pačias sunkiausias kliūtis gyvenime. Patikėjau Redos žodžiais bei veiksmais, nes pragmatiška ir logika besivadovaujanti asmenybė transliavo tais pačiais principais gyvenime besivadovaujančiam žmogui. Bendraujant su Reda įvyko tikras stebuklas. Ačiū tau dar kartą labai. Tai tikrai džiaugiuosi šituo atsiliepimu, bet tuo pačiu jums noriu pasakyti, kad dirbame ir tikrai pasiruošus dirbti su kiekvienu iš jūsų, jeigu tik norit, nes pokyčiai labai akivaizdus. Ir vertybės yra irgi fainas dalykas, nusistatau, žinau, kur judėti, tada lengviau pasirinkti darbą, jinai kaip tik pakeitė darbą pagal savo vertybės, dirbo vienur, o dabar jau pradėjo dirbti kitur, nes tiesiog tai labiau atitiko ją. Ir tuo pačiu jį pagerino santykį su tėčiu, nes visą laiką jautė nuoskaudą, kad jis galbūt neteisingai su ja elgėsi, jinai gal buvo nemylima ir panašiai. Kai mes tiesiog padirbėjome su ja gerai šitoje srityje, tai yra pasižiūrėjome, tai kokias visgi tas tėtis davė jai geras patirtis, vietoj to, kad jinai galvotų, kad jis buvo tikrai nelabai ją mylintis. Tai jie tikrai pamatė nuostabius dalykus ir jos akyse tėtis tikrai pamatė, kad turi tiek pat nuostabių gerų savybių, kiek jos manymų turėjo blogų. Tai yra tikrai nuostabus jos atradimas ir santykis toks šildantis dabar yra tikrai gera matyti žmogų pagerinusi savo santykius su tėvais. Taigi, kai nusistatome savo vertybės, žinome, kur mes norime judėti, ką norim ir kas mums yra svarbu, labai svarbu įsivardinti viziją. Tai yra, kuo aš noriu būti visgi, ką noriu veikti ir ką turėti. Tikrai yra ne vienas pavyzdys ir mano su klientais bendravimo istorijoje ir šiaip iš gyvenimo. Manau, kad ir jūsų aplinkoje rastumėte žmonės, kurie dirba nemėgstamą darbą, keliasi ryte ir labai sunkiai keliasi, nes tikrai nemotyvuoja tas darbas, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, buhalterė. Baigė mergina buhalterinius mokslus, ilgą laiką dirbo ir keliasi su nenoru, eina nenoriai. Nors jinai tikrai atlieka darbą gerai, bet visiškai tai yra dėl to, kad yra primesta. Tai jinai kažkokiu būdu baigė tuos mokslus, dabar dirba, bet visą laiką svajoja, kaip jinai grįž namo ir namie atsidės savo mylimai veiklai. Tai yra gamins nuostabus grožio ir skonio desertus. Ir aš jos klausiu, tai kodėlgi tu nenori tuo užsiimti ir kad tai būtų tavo pagrindinė veikla. Ir tada tai ką čia sako pasakys žmonės, tai ką čia mano tėvai pasakys, čia baigiai mokslus, čia dabar viską mesi. Ir vėl tai yra primestas jai stereotipas, kažkas kažką pasakys. Ir jinai daro ne tai, ką nori, ne tai, ką iš širdies, ir galbūt jos hobi taptų jos darbu ir užsiėmimu, ir jinai puikiai net nebijoja pragyventų, nes aš kai paklausiu, tai ar tu turi, kas pas tave užsakė, taip, tai draugai, tai draugų pažįstami, aš net neturiu laiko, kada visko ir padaryti, nes aš dirbu pagrindinį darbą. Bet jas stabdo kažkokie įsitikinimai, kažkieno primesta nuomonė, tai kaip dabar čia baigi tos mokslus, dabar viską mesi. Ir dirbsi kažką, neaišku, kaip tau ten seksis. Ir va štai šitie dalykai yra mums trukdys, bet vėlgi tai yra žmogus lyg ir turi matymą, lyg ir turi viziją, bet jos neįgyvendina. O norėtų jinai, tai labai svarbu atrasti, kuo nori būti, ką nori veikti ir ką nori turėti. Ir labai yra nuostabu, kai užsibrėži tą viziją. Tai tokį ir tokį darbą.
noriu uždirbti tiek, noriu turėti tą ir tą, gal po 10 metų turėti ten namą, ar ten vilą, ar automobilį kažkokį, tai, ar ten verslą, ar verslą išplėsti į kelias šalis. Įvairiausias. Svarbiausia, kai žmogus žino, kas jis toks, kas jam yra svarbu, jau tada ir įsivardinti viziją nėra taip sudėtinga. Įsivardyji ir kas įdomiausia, kai tu tą padarai, tu tiesiog natūraliai tave pradeda atsirasti tavo aplinkoje žmonės, kurie tau padeda, kurie tau pritaria, kurie tave palaiko. Tikrai labai įdomus dalykai dedasi. Aš iš savo patirties tikrai žinau, kad kai pradėjau daryti tai, kas man patinka, tai susipažinau visai atsitiktinai, netyčia. Bet matyti netyčia nieko nebūna, taip turi būti. Tokius žmonės pritraukia. Ir tas su viena patirtim tokį patarimą duoda, tas su kita patirtim pasiimi iš to žmogaus kažką kitą, iš to gauni dar vieną, per tą ryšį atsiranda, per kažką dar kažkas ateina. Ir tai yra tokie nuostabus dalykai pradeda darytis. Bet vien tik dėl to, kad tu esi savo kely ir tu nuolat apie tai galvoji. Tu keliesi su didžiausia energija, nes tu darysi kažką, kas tau širdžiai miela, o ne tai, kas tau primesta. Tai vizija. Tikrai vizija. Man labai patinka, kalbant apie viziją, tai yra Seneko žodžiai. Jeigu nežinai, kurį uostą plauksi, joks vėjas nepalankus. Vizija tikrai įkvėpia keltis kas rytą, lengviau nusistatyti tikslus ir juos pasiekti, imtis rizikos, pasitikėti savim ir daryti veiksmus, kad jį būtų įgyvendinta. Vizija lengviau padeda parduoti savo kuriamus produktus ar paslaugas, pritraukti reikiamus žmonės, kurie norės būti su tavimi ir padės tą. Vizija padės turėti daugiau socialinės įtakos. Tai jeigu vėl grįžtant apie tą laivą, Senekos paminėtą, tai jeigu laivas žino, kur plaukia, tai lengviau parinkti ir kelią, parinkti bures, komandą, numatyti, kurį uostą plauks ir taip toliau. Tai iš tikrųjų yra net tai toks pasakymas, kad vizija tarsi magnetas, nes tai pritraukia reikiamus žmonės, mintis, įvykius, aplinkybės ir tikrai padeda siekti tikslų. Ir dar vienas labai man patinkantis įdomus pastebėjimas, nežinau, kas jį pasakė, bet aš jį tikrai užsirašiau ir labai gerai žinau, kad tas, kas neturi vizijos, tai klauso tų, kurie turi. Tai vat jums pamąstymo, ar tikrai norite klausyti nuolat kitų, ar visgi turėti savo viziją ir gyventi pagal ją. Tai vėlgi tas vidinis įkvėpimas, kuris ateina žinant, kur aš noriu nukeliauti po 5 ar 10 metų ir ką noriu pamatyti ir padaryti, visada yra stipresnis už išorinį motivaciją, už išorinį stumtelėjimą ir paraginimą kažką daryti. O mano mentorius yra pasakęs, kad jau geriau turėti blankę viziją negu jokios. Tai tikrai linkiu irgi kiekvienam iš jūsų, nors ir blankę, nors ir galbūt netikslę, bet ją turėti. O vėliau pasireguliuos, jinai išsigrynins ir tikrai bus ta, pagal kurią galima pradėti gyventi. Taigi, antras žingsnis tai yra mūsų, yra įsivardinti viziją. Trečias žingsnis yra palengvinti savo emocinę naštą, tapti geresnė savo versija ir pradėti veikti. Kas tai? Kas tai yra ta emocinė našta? Pavyzdžiui, mane slegia. Kas gali mus slėgti? Sunku pasakyti ne. Ir nuolat užsikrauni darbais, nuolat įsipareigoji, nes sunku pasakyti. Ne, tiesiog jau taip gaunasi, kad esu toks žmogus, noriu būti geras visiems. Ir tada, kas gaunasi, užlūžtu, pervargstu, tampu piktas ar ten pikta, nebenoriu nieko matyti ir visus keikia aplink, kad nieks nesupranta, kiek aš daug ir sunkiai dirbu. Ir taip toliau. Kas dar slegia? Nežinau, ko užsiimti. Tiesiog nežinau. Ir tas netinka, ar anas netinka, daug veiklų imu ir netinka, nes tiesiog niekada nebuvo momento, kad sustoti ir paklausti, nes kogi iš tikrųjų aš noriu. Jaučiu pyktį, nuoskaudas tėvams, pavyzdžiui, ar vienam iš jų.
Ir visą tai iš praeities. Jaučiu kaltę kažkam dėl kažkokių savo veiksmų ir manau, kad kažkada įskaudinau ir jaučiuosi kaltas, ar ne. Jaučiu gėdą irgi už savo veiksmus prieš kažką. Jaučiu baimę, pavyzdžiui, viešai kalbėti, pradėti naują veiklą ir taip toliau. Jaučiuosi nevertinamas, man trūksta energijos, man atrodo, kad mano vadovas mane stabdo, man kelia pavydą, turiu autoritetą, į kurį noriu būti panašus, bet nesiseka lygintis. Tai patikėkit manim, aš tikrai praktiškai viskas tiko man, bet dėl labai daug pastangų, kad išsispręsti visus šitus dalykus, ir šiandien galiu pasakyti, kad nei vienas iš šitų dalykų man nekelia, neslegia manęs. Tikrai buvo sunku pasakyti ne, tikrai nežinojau, ieškojau savęs, ko užsiimti, tikrai turėjau nuoskaudas ir pyktį tėvams. Paskui supratau, kad aš juos begaliniai myliu ir dėkinga už viską, ką jie man davė, bet reikėjo tą suvokti, reikėjo padirbėti su šituo. Tikrai jaučiau kaltę, jaučiau gėdą, jaučiau baimę ir tame tarpe ir viešai kalbėti, ir baimę Facebook puslapį, ten grupę sukurti, postus dėti ir turiu pasakyti, kad tą padariau. Ir mokausi, ir šiandien dienai pasižiūrėjau, ką aš ten pridariau, tai pasirodo palaikinau savo pačios postus. Nu, juokinga, aišku, bet aš mokausi, bet nebijau klysti. Nu, kažkas galbūt juokėsi iš manęs, nu ir kas, aš mokausi, aš gal kitur esu stipri, o čia dar man pradžiamokslis. Tikrai Facebooką aš pradedu mokytis ir šiandien dienai esu dėkinga ir man tai, kuris mane Facebook'e sunavigavo, kaip čia ką sujungti, nes tai tikrai aš dar labai čia man viskas nauja. Tai labai daug dalykų slėgia ir mane ir nebejoju, kad jūs tą patį turite. Viskas įveikiama, reikia tik tai panorėti. Taip pat noriu paminėti 5 jėgas, kurios trukdo judėti gausos link. Tai yra emocinė našta, įsitikinimai, tai yra mums primesti kažkieno nuostatos, tai yra baimės, jaučiamos kaltės ir gėdos, stresas ir įtampa, emocinės ir fizinės traumos bei autoritetų įtaka. Autoritetų įtaka tikrai atrodo neturėtų būti kaip ir kažkokia neigiama jėga, bet iš tikrųjų ji yra. Todėl, kad mes lygiuojamės autoritetus ir manome, kad jie yra vertesni, geresni visų kuo negu mes. Nieko panašaus. Mes tikrai esam unikalūs, mes tikrai esame žinantys ir galintys taip pat pradėti daryti kažką, ką daro mūsų autoritetai. Kitoje formoje, galbūt kitoje erdvėje, bet mes lygiai taip pačiai galim daryti tą patys. Tai ir nereikia jų bijoti. O kai mes tiesiog manome, kad mes esame menkesni, tada mums sunku išjudėti. Tai irgi vienas iš tų emocinių blokų, kuris mums trukdo kažką daryti, kažką siekti. Prisipažinsiu, autoritetų tikrai turėjau ir aš gana daug. Šiandien dienai dar turiu kelis, bet manau susidraugausiu ir su jais ir jie man netrukdys irgi judėti į priekį, nes tikrai dar turiu. Tai mes visi žmonės ir aš tikrai viena iš jų, kur visko daug turėjau, bet šiandien dienai džiaugiuosi, kad labai susimažinau savo emocinį neigiamą bagažą. Tai linkiu jums visiems tikrai tą patį padaryti. Dar yra pora atsiliepimų apie mūsų bendras sesijas. Tai tikrai labai džiaugiuosi jais ir gal neskaitysiu šį kartą, tik Rimida tai labai įstrigo, kad iš tikrųjų mes labai taip šauniai su ją išsisprendėm kelis ją kamavusius emocinius blokus ir jinai iš karto sekančią dieną man rašo, kad buvau tiek daug energijos įgavau, toks lengvumas atėjo, kad tiek daug darbų nuveikiau po viso to. Sako, tikrai daug lengviau gyventi patapo. Tai tikrai labai džiaugiuosi pokyčiai žmonių. Pats naujausias atsiliepimas tai yra Otvar, dar neparašiau, Šarūnė vardas, ji tikrai naujausias jos čia, naujausia mano buvo susitikimas su jie ir
Ir jį rašo: ačiū Reda, kad prisidedi prie mano pokyčių, labai jaučiu šilumą ir tavo profesionalumą, gebėjimą pajausti, suteikti tai, ko reikia namuoju momentu. Džiaugiuosi, jog abu proveržius teko patirti su tavim. Taip, ji buvo vadinamam proveržio savaitgalį, kur tikrai žmonės to savaitgalio metu labai dirba daug su savo artimai žmonėms, su savimi, su savo emociniais blokais ir tikrai išeina visiškai kitokia. Palengvėja, nusimetę, kaip būna ir tokių žmonių, sako, nusimečiau gal 10 kg naštą, ant tiek slėgė tokia emocinė našta, kad jie ją prilygino 10 kg. Tai tikrai džiaugiuosi tokių žmonių pokyčiais ir labai džiaugiuosi tuo, kad mano pagalba tikrai yra reali ir ji matoma. Taigi, prisimenam, ką rekomenduočiau padaryti, tai yra nusistatyti savo gyvenimo kryptį, įvardinti viziją ir palengvinti savo emocinę naštą, kad tapti geresnė savo versija ir pradėti užtikrintai su didelė energija, atskleisti savo vidinį potencialą, žinančių, ką nori daryti, žinančių, kur nori būti, kuo nori būti, ką nori veikti po 10, 15 ar taip toliau metų. Ir pasiekti tai, ko nori. Ir visą tai, ką aš čia pristačiau, tai iš tikrųjų yra mano palinkėjimas pradėti daryti. Ir jeigu mes dirbsime kartu, aš tikrai jūs visus išmokysiu kaip nusistatyti savo, kad ateityje galėtumėte tą daryti patys savo savarankiškai. Tai nėra jokia paslaptis, tik tiesiog reikia pradėti daryti. Ir šiandien dienai tiesiog yra 2 pasirinkimai. Arba toliau ieškoti atsakymų pačiam, tęsiant savo progresą tokiu tempu, kurioje iki šiol, arba jau šiandien priimti sprendimą patirti mąstymo transformaciją, kur lydės tave į finansinį proveržį ar tiesiog geresnio gyvenimo link. Ir žinot, aš noriu jums pasakyti vieną tokį labai įdomų pastebėjimą. Jis man atėjo šiandien, aš jį prisiminiau. Kažkada dirbau leidykloje ir man labai įstrigo vienos knygos tiražas. Jis buvo tiek kartų leidžiamas ir kartojamas ir manęs jis klausė, ką tu dar jos neskaitei? Aš sakau, ta knyga yra tikriausiai visiems jums žinoma Robin Sharma, vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Nesakau, aš neskaičiau ir sakau, iš principo neskaitysiu tų knygų, kurias visi skaito. Ir tikrai jau buvo, aš buvau sumeluota, žinokit, gal 20 ar 30 tūkstančių tiražas. Tikrai labai daug parduota. Bet praėjo kažkiek laiko, kai nurimo tas ažiotažas, aš ėmiau tą knygą ir perskaičiau. Gera knyga. Man visi sakydavo, gera, kokia gera knyga. Bet man vienas klausimas, kai aš tą knygą perskaičiau po jos pirmo leidimo, buvo praėję gal kokį 10 metų. Ir aš savo uždaviau klausimą, jeigu jinai tokia gera, kokią aš ją perskaičiau, ir ten tikrai yra labai geri dalykai parašyti, apie irgi žmogaus transformaciją, apie tai panašiai, kaip ką aš čia parašius esu ir kaip ką aš pati praėjus, aš galvoju, jeigu tie geri dalykai yra parašyti, pateikti knygoje, jūs tik imkit ir darykit, kodėl tiek daug Lietuvoje nelaimingų žmonių, kodėl tiek daug dirbančių tai, ką nenori dirbti, kodėl tiek daug nedarnių santuokų, kodėl tiek daug bankrutuojančių verslų ar dar kažko, kodėl tiek daug vaikų nelaimingų ir su sveikata besiskundžiančių, nesuprantu, kame reikalas. Ir atsakymas man atėjo. Taip yra todėl, kad žmonės paima knygą, joje yra žingsniai parašyti, ką reikia padaryti. Taip kaip aš jums žingsnius pateikiu, ką reikia padaryti.
bet jiems trūksta palaikymo, galbūt trūksta vedlio, instruktoriaus ar trenerio, kaip norint pasiekti kažką sporte. Tiesiog visi sportininkai turi trenerius. Mokykloje mokiniai visi turi mokytojus. Ir šitoje srityje reikalinga žmogui vedlys, instruktorius, treneris. Aš save vadinu bendrakeleivė, keliaukim kartu vyresnio gyvenimo link. Ir tikrai siūlau jums būti jūsų bendrakeleivė, išmokyti jūs viso to, ką moku pati, kad jūs tiesiog gyventumėt labiau džiaugsmingesnį ir geresnį gyvenimą. Tai ir tikrai sakau, jokių stebuklų nėra. Yra tiesiog tam tikrų dalykų išmanymas ir jų taikymas kasdienybėje. O čia ir mes stringame, kai mes lyg ir perskaitome labai daug įvairiausios geriausios literatūros, bet jas nemokam pritaikyti. Tai kviečiu jūs kartu su manim pritaikyti ir patirti proveržį savo gyvenimus. Jums svarbiausioje gyvenimo srityje, o gal ir visose 7. Taigi, pradžiai tai kviečiu užsiregistruoti į mano asmeninę mokamą konsultaciją, kurios metu išsiaiškinsime, kur esi šiandien, įsivardinsim, kokių konkrečių pokyčių tu sieki, išsigryninsime, kas trukdo judėti į priekį ir paruošime efektyviausią, greičiausią kelią pasiekti savų tikslų. Kviečiu mane stebėti Facebook grupėje Pokyčių upėje. Ir registruotis konsultacijai galima čia, bet tikriausiai Irmantas jau išsiuntė Jo, išsiunčiau. Taip, ir mano telefonas yra toks. Tai tikrai galite užsirašyti. Arba gal Irmantas jį irgi grupėje įdės. Tai drąsiai skambinkit, rašykit ir bendraukit. Tai ačiū. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Jeigu Jūs turit klausimų, tai tikrai klauskit. Aš mielai Jums atsakysiu, pasidalinsiu savo patirtim. Klauskit būtinai, mes dar laiką turim. Tai visų pirma, norėjau padėkoti tau, Reda, už tą nuostabų seminarą. Iš tikrųjų, po kiekvieno žodžio pasirašau, ką tu pasakoji, tikrai viskas veikia. Gal truputį papasakosiu, kaip mes iš viso susipažinom. Papasakok. Tai kaip ir Reda pasakoja, kad pas mumis gyvenime dažniausiai būna tokie stabdžiai, kad jie mums neleidžia judėti link savo tikslų, link savo vizijų. Tai pas manęs tas yra atsitika, kad aš turėjau viziją, bet mane stabdė kažkas baimės, kažkokias iš kažkur, nedaryk to, apjuoks tavi, kaip tu atrodysi prieš artimus. Ir kažkur, tai aš neatsimenu, bet aš pamačiau Redą ir aš užsisakiau taip pat konsultaciją pas ją. Ir mes, gerai neatsimenu, bet per 12 Reda, atrodo, konsultacijas, mes tą visą baimę mano panaikinom ir mano visi veiksmai, kur aš buvau suplanavęs, tai turbūt 10 kartų greičiau jie pradėjo eiti link mano tikslą ir jie nesustoja, eina ir toliau ir aš jau tą tikslą matau, tai čia man tik truka kažkur tai 0,5 metų turbūt ir aš jau baigiu pasiekti, kur normaliai būtų trukę turbūt 20 metų ir tai, ką žinai, aš būčiau pasiekęs. Tai tas visas veikia, ką Reda pasakoja. Tikrai, kaip ir Reda, tu papasakoji, kad reikia vedlę ir nebijoti žengti tą pirmą žingsnį link tų visų pokyčių. O tu, Reda, esi tikras tas vedlys, tu mane vedi ten, kur aš noriu. Ir tikiu, kad atsiras dar daugiau tų žmonių, kad jie eis kartu su tavim. Ačiū, Irmantai. Ir jeigu tęsiant tą vedlių istoriją, tai tuoja tiek socialinės medijos klausimais, tiek dėl atvejus išgirdau ir jų laikausi, kaip teisingai sportuoti, kaip teisingai užsibrėžti tikslus
labai susiję, bet čia vėlgi su tuo fiziniu pasiruošimu, fiziniu aktyvumu ir judrumu, tas mums irgi būtina, tai tikrai ačiū Irmantai, tau, kad esi, kad man padedi ir gera sutikti bendraminčius. Mes esam kryptis ta pati, kad žmogus jaustųsi geriau, tik skirtingus dalykus darom, tai tikrai labai faina. Taip, sutinku, Reda. Tikrai. Ačiū tau, kad esi. Ačiū Jums, kad esate ir klausot. Jo. Tai ką, tada atsisveikinkim su visais. Tai ačiū visiems, katrie žiūrėjo, ačiū tiems, katrie žiūrės. Ir ką, būkit laimingi. Ačiū, buvo nuostabu ir gerinkit savo gyvenimą, kad jis būtų jums džiaugsmingesnis kiekvieną dieną. Ačiū ir iki. Iki.